Nu, sveiki, sveikučiai. Gal padarysim va taip vaizdą. Tai va, turim sandėliuką. Kaip ir viską praktiškai susukau, tik tai susimau vienai vietai, kažkaip instrukcijai žiūrėjau ir nelabai žinau, kaip šitos padėti. Tai kažkaip, kai nelabai aiškiai ten buvo suprast, kaip ten tiksliai pasukti, ar bent jau aš neįžiūrėjau gal darydamas, tai idėjau va taip. Bet realiai čia turėjo statytis rateliai. O tie rateliai turėjo suktis prie durų šono čianai. Ir tada turėjo va čia sėdėti ratuką ir važinėti. Tai vienu žodžiu, jeigu kas konstruosit, tai va šitą griovį nedarykite apačioj. Nes aš kažkaip galvoju, kad sakau, gal rateliai kaip pasikabins ant jų, bet teoriškai turėtų va taip rateliai taisytis. Tai šitas griovys turi būti ne apačioj, turi būti va čia. Bet kadangi čia tiek susukau ir šitas visas stogas sukasi prie šito, tai man dabar čia visur atsukti ir kad pakelt praktiškai misija neįmanoma, bet aš iš tikrųjų labai nepergyvenu. Visai čia viskas gerai gaunasi, iš tikrųjų čia esmės nieko daug nesudaro, šitas vienas duris dabar prikabinau tiesiog, nes man tokių didelių durų nereikia. Kitas dalykas. Kaip ir minėjau, jeigu šitas sandėliukas būtų kokiam tik kiburam tačkiai pasdėti, tai gal visai ir būtų blogai tas variantas. Bet kadangi čia bus viščiukam ir kadangi gal visai būtų žiemą faina čia laikyti kokių ir 10 vištelių su gaiduku, apsimažinus, kaip sakant, žiemai pasilikti veislinę bandą, tai vis tiek šitą sandėliuką reikia šildyti. Tai vis tiek yra tokia mintis jį stiprinti, nes kaip susisuko, tai visai jisai toksai ir nesilpnas jau atrodo, visai va ir baika. Bet aišku, jeigu daugiau sniego ar ką, tai žiemą reikėtų, aišku, pasivalyti, kad jisai negriūtų. Vis tiek nėra toks, žinot, rimtas kaip ten tarybiniais laikais, kokie būdavo tie rusiškos kokybės tie garažiukai metaliniai. Tai aišku, jisai yra daug silpnesnis, skardas yra planesnis. Tai yra mintis dėti 5 arba 10 bruselius, dėti kokį 10 cm vatos ir OSB plokštėm atsisukti vidų. Tai tada buvo sienos storis kokį 10 cm, šildyta akmens anglies vata, užsukta OSB ir bus sandėliukas tikrai tada susistiprinęs, nes ir stogas ir viskas susistiprins bruseliais. Tai va yra toks planas. Tai va ir grįžtam prie durų. Kadangi durų tuos netaip sudėjau, bet kadangi jeigu aš šią sieną storinsiu, dėsiu bruselius, dėsiu vatą, tai taip ar taip man šitos stumdomos durys ant šitą projektą netiks, nes jos sukurtos taip, kad kada nešildytas sandėliukas, kad stumtųsi į tenai. Bet kadangi šitą sieną viduje storės, automatiškai durys atsiremtų ir jos negalėtų važiuoti. Tai taip ar taip šitam garažiukė aš stumdomų durų negalėsiu turėti. Man jos turės būti normaliai ant zavesiukų atveriamos. Tai kol kas aš prikabinau, vienas durys tam kartui viščiokam čia sėdėsiu iš lauko pusės, pasidarysiu, kaip sakant, kokią nors sklasti, kad laikytųsi, kada reikia ateini atsisegi išsiemi. Ir tada prie progos, kai aš už kurio laiko pulsiu stiprinti, storinti, šildinti ir apsisukti OSB šitą sandėliuką, tai tada duris persidarysiu ant zavesiukų, tiesiog duris bus atveriamos. Kitokio aš varianto nematau, kitaip šitą sandėliuką apšildyti neįmanoma ir duris bet kuriuo atveju nesigauna tada slankiančios, o gaunasi tik daryti atveriamos. Tai vat, o taip tai kaip ir tam kartui viskas liktai susukau, viskas sunaudojau. Tai vat kažkokių detalių lišnų neliko, turėjau tokių bordiuriukų vėjos, tai vat pasidėjom kaip vietai pamato, susiguldėm, prisisukau sunkeriukais apatinį tą vainiką, tai vat vėjas jau turėtų tokio kiekio nebepakelti ir sandėliuko nebenunešti. Tai vat, o šiaip aišku, bandom keliauti, leisti viščiukus čianai. Prasimesiu prailgintuvą, pasikabinsiu gal kokią ar dėžę kampę pastatysiu, kur galėtų viščiukai užeiti ir pasišildyti. Tai vat, nes manau visą plotą jau nebeverta šildyti, geriau padaryti kažkokią kampą dėžę, kur gali lysti ir norintis pasišildyti. Tai vat, nu tai nežinau, kaip jums atrodo visas šitas sandėliukas. Visai gal ir neblogai. Rekomenduočiau kam, ir taip ir ne, jeigu nebijot po to dar papildomo dasidarimo, kažkokio dasišildymo, taip toliau, tai kaip baziai, kaip stogo dangai, gal ir galima pasinaudoti, nusipirkti tokį sandėliuką, bet jeigu norite iškart rimtesnio daikto, tai tada nerekomenduoju, kaip sakant. Bet jeigu dar planuojate dadėti rankų, kaip sakau, bruselį, apsišildyti, taip toliau, tada taip, kaip už pagrindą, kaip už dangą galima jį pasinaudoti. Tai visai gal ir neblogas variantas, mažiau galvą sukti, mažiau matuoti, mažiau kažką daryti.
Tai va tokia nuomonė, vienu žodžiu, toks dviprasmiškas jausmas. Ir esu patenkintas, ir truputėlį ir nepatenkintas, gal kažkiek sakau, va tos norėjęs, blemba, žinot, kaip sakau, va, ant poro 100 eurų, kad geresnė kokybė būtų. Nes dabar toks, kaip sakant, jausmas 400 sumokėjai praktiškai, o taip jauti, kad, taip viduje tas jausmas, kad žinot, kaip sandėliukas už 200 pem. Tai va taip galiu savo įvertinti būklę. O kiek iš tikrųjų vertas, tai nežinau, čia kiekvienam savotiškai spręsti. Tai vat, šiam kartu tiek, suleidinėjom bišiukus.